Mes toliau keliaujame Juozapo gyvenimo puslapiais. Juozapo ne Jėzaus kaip tėvo patėvio, bet kaip Jokūbo sūnaus gyvenimo puslapiais. Tai yra antroji tema. Nuo privilegijuoto iki vergo, taip vadinasi. Šita istorija mums parodo, kad, žinot, jeigu mes šiandieną esame privilegijuoti, jeigu mums šiandieną sekasi, jeigu mes sėkmingai kilame karjeros laiptais, ar turime pakankamai pinigų ir jaučiame saugus finansiškai, gal turime pastogę ir pilną šaldytuvo maisto, tai yra, taip pat turime daug pažinčių ir galim daryti įtaką ir draugai mus myli, bet šita istorija parodo, kad nebūtinai taip visą laiką ir bus tavo gyvenime, kad bus ir pakankamai liūdnų akimirkų ir nekartą ašarą teks braukti, nekartą galbūt labai liūdėti, pykti. Tai Juozapo gyvenimas. Juozapo gyvenimas toks realus, tikras, iš tolimos senovės, bet principai gyvenimo nesikeičia, nes žmonės su ta pačia psichika, ta pačia širdim, tom pačiom emocijom yra ko pasimokyti. Mes atsiverskime pradžios 37 skyrių. Pradžios 37 skyrių. Čia ir likite. Kartais aš pavartysiu kitas rašto vietas. Tai jums nebus vartyti, bet jūs pastoviai likite čia 37 skyriuje, nes mes čia būtent ir apsistosime. Nuo antros eilutės. Štai pasakojimas apie Jokūbo šeimą. Būdamas 17 metų, Juozapas ganė su broliais avių kaimenę, padėdamas savo tėvo, žmonų Bilhos ir Zilpos sūnums. Jis tėvui papasakojo apie jų blogus darbus. Matote, prieš keletą metų, čia dabar Juozapui yra 17 metų, tai yra paauglys. Paaugliškas gyvenimas. Ir tik prieš keletą metų, kažkur būdamas gal 12 metų, taip, jis neteko savo mamos Rachelės, kurią jo tėvas, Jokūbas, be galo labai mylėjo. Tai ir buvo jo pirmoji meilė. Jinai mirė gimdydama Benjaminą. Dabar Benjaminui buvo kažkur 4-5 metukai, kai Juozapui buvo 17. Ir įsivaizduokite, iki 12 metų savo amžiaus jis būdavo palapinėje ten ir gyveno su savo mama. Nebuvo taip, kad mamos, nes Jokūbas turėjo 2 žmonas ir dar 2 buvo tarnaitės sugulovės. Tais laikais buvo toks mąstymas. Tai jos turėjo savo palapinės, taigi Rachelė turėjo savo palapinę ir savo vaikus. Taigi turėjo jinai 2 vaikus tik tais, Juozapą ir Benjaminą. Benjaminas buvo labai mažiukas, o Juozapas labai jaunas, jisai gyveno šalia mamos ir neturėjo kaip labai daug bendrauti. Ko nepasakysi apie Lėją. Lėja ten kokius apie 6 vaikus turėjo, įsivaizduokite, tie broliai augo tarpusavyje jie. Ir tai Rubenas ir Judas ten kartu, ten toj palapiniai. Tai įsivaizduokite, jie pasikalbėdavo savo džiaugsmus, vargus, paslaptis įvairias ir taip toliau. Jie vyresni buvo gerokai negu Juozapas. Na ir jis augo taip, bet mama mirė ir Juozapui teko apsistoti Bilhos ir Zilpos palapinėse, tų tarnaičių palapinėse, nes kažkas turėjo auginti juos ir Benjaminą ir jauną Juozapą. Taigi jisai gyveno ir ten buvo broliai Danas, Naftalis, Gadas ir Ašeras. Tai tie 4 broliai, kuriuos pagimdė tos tarnaitės. Ir pastebėkite, kad tie 4 broliai, Naftalis, Gadas, Ašeras, Danas, jie net nefiguravo, tenais vardai neminimi buvo, kai broliai
troško jį nužudyti ir galvojo planą. Ir ten pagrindė buvo kiti, o jų vardai neminimi. Gal todėl, kad gyveno kartu su Juozapu ir nenorėjo tiesiog skriausti jo ir gal nutilėjo prieš kitus brolius. Taigi, pakeitęs aplinką, įsivaizduokit žmogus gyvenęs su savo mama Rachelė, Benjaminu, ką jisai blogo galėjo pamatyti savo šeimoje. Bet kai jis atsidūrė kitoj šeimoje, kai pradėjo ganyti avis, pamatė kitus brolius, jis pamatė tam tikrus dalykus, ką ir pats girdėdavo, ką ir pats matydavo. Jisai su tėvu gerus santykius turėjo ir tėvui pasakydavo, kas yra ne taip, ką jie kalba apie patį savo tėvą. Ką jie išdarinėja, kai tėvas jų nemato. Žodžiu, toksai teisingas žmogus, bet negali matai nutilėti, pamatęs kažkokią blogybę. Taigi paskaitykime 3 eilutę dabar, mėlyjei. Izraelis mylėjo Juozapą labiau už bet kurį kitą savo vaiką, nes šis buvo jam gimęs senatvėje. Jis buvo jam pasiūdinęs puošnų apdarą su rankovėmis. Izraelis mylėjo Juozapą labiau už bet kurį kitą savo vaiką, nes šis buvo gimęs jam senatvėje. Kaip įdomi pasakyta, dabartiniu metu tai daug labai reiškia. Mylėjo jį labiau už viską, nes gimęs buvo senatvėje. Šiaip, jeigu mes paskaitytume truputėlį psichologiją arba šeimų konsultacijai, straipsnius tam tikrus, ten rašoma, kad gimus vaikui gana vyresniems žmonėms, aišku, rizika yra šiais laikais, kad gali persiduoti ir įvairios fiziniai negalavimai vaikams, jeigu gimdysit arba ten, planuosite vaikus vyresniam amžiui, jau nuo 35 metų moterims jau pakankamai tokia rizika padidėja. Bet čia rašoma, kad gimus vaikui gana vyresniems tėvams nusimato tam tikrą auklimo specifiką. Vyresnio amžiaus tėvai jau žino, ko tikėtis iš tėvystės. Todėl yra brandesni, ramesni, tolerantiški, taikantis nuoseklesnius ir pozityvesnius auklimo metodus. Jie rečiau taiko fizinės bausmes. Sako, širdis nebeleidžia. Kalbėkime, bendraukime. Arba pro pirštus pasižiūri į tam tikras, jo poelgius netinkamus, jau vyresnio amžiaus tėvai jau netokie paimantis vaiką į rankas stipriai. Mažiau reaguoja į įvairias smulkmenas ir vaiko išdaigas. Taip pat yra perdėta globa. Gana nemažai šaltinio prašoma, kad vyresnio amžiaus tėvai perdėtai rūpinasi vaikais. Yra linkusios varžyti jų laisvę, stengiasi už juos priimti sprendimus ir taip toliau. Taigi, matote, tai yra vyresnių tėvų sindromas toksai yra, kad vaikai truputėlį, kaip pasakyti, vadelis truputėlį atleistas ir ilgesnis. Mėlyje, bet čia parašyta yra, kad Izraelis mylėjo Juozapą labiau už bet kurį kitą savo vaiką. Taigi jo vardas koks Izraelio buvo pirmasis? Jokūbas. Argi jisai nepasimokė iš savo gyvenimo? Argi jisai nematė pasekmės to, kai tu myli vieną vaiką labiau negu kitą? Argi jis nepastebėjo, kad jo tėvas Izaokas mylėjo Ezavą labiau, o motina jo mylėjo jį? Mat Ezavas buvo medžiotojas ir pastoviai parnešdavo žvėrienos. Ir ta žvėriena labai patikdavo Izaokui, jo tėvui. Tėvas toks žmogus, kuris labai mėgdavo pavalgyti gerai ir kaip atneša čia laimikių, mano sūnus stiprus, jisai rūpinasi manimi, kaip aš jį myliu ir taip toliau. O Jokūbas, jis buvo palapinių žmogus, sėslus toksai buvo. Ar ne? Tikus, ramesnis toks, mamos vaikas ir mama jį be galo labai mylėjo. Ir ką jisai pamatė, matote, tragedijos buvo jo šeimoje dėl to meilės skirstymo. Todėl ir mūsų laikais, mūsų šeimose, gerai pagalvokime, kai auginame savo vaikus, gal jau per vėlų kitiems gal yra, bet
kurie planuojate, noriu kad atkreipčiau dėmesį, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad niekada neskirstykite vaikų, aš jį myliu labiau negu tave. Arba žinai, kad myli jį labiau ir tu rodai tą širdį, o tas vaikas jisai jaus, kad tu jam meilės tiek nerodai. Nes tai atneš savo problemas. Taip ir atnešė čia Izraelio šeimai. Taigi, ką jisai padarė, jisai pasiuvo, Juozapo tėvas pasiuvo Juozapui puikų spalvotą apdarą, o drabužis reiškia statusą. Jūs dabar žiūrėkite savo brolį, jisai apsirengęs yra tokiais rūbais gražiais, kurie aš pats pasiuvau, spalvotą, kokio jūs neturite. Ir tai rodo, kad jis man yra pats brangiausias, jam visos privilegijos yra. Tai yra privilegijuotas sūnus. Taigi, taip atrodė brolių akise Juozapas. Ir kas nutiko, 4 eilutė. Matydami, kad tėvas jį myli labiau už kitus, broliai jo taip nekentė, kad vengdavo net pasisveikinti. Įsivaizduokite. Neapykanta. Tai pavydo scena. 11 eilutė tenais, jeigu paskaitytumėte, ten parašyta, kad broliai jam pavydėjo. Pavydas. Jūs galite dabar nesiversti puslapį, bet aš keletą paskaitysiu teksto apie pavydą. Patarlių knygoje, 6 skyriuje. Štai žodžiai. 6 skyrius, 34 eilutė. Nes pavyduliavimas sukelia vyro įtūžį ir keršto pagautas jis nesivaldo. Parašyta, kad pavydas sukelia įtūžį. Įtūžis neretai gimdo keršto jausmą, kuris yra nebevaldomas. Apaštalų darbų knygoje ten parašyta yra, kad pavydus žydai kėlė pastoviai prieštaravimus Dievo tiesos keliui. Taigi pavydus žmogus dažnai prieštarauja. Tai va, kad pavydas visada eina ranka rankon su pykčiu, įtūžiu ir kerštu. Todėl jeigu mes jaučiam kažkokį pavydą, kad kažkas pranašesnis už mane, kažkas laimingesnis už mane, kažkas turi kažko daugiau už mane, kažkas sugeba geriau už mane, mėlyjeji, bėkime nuo to pykčio. Nes pyktis gamina, ne pykčio, bet nuo pavydo bėkime. Nes pavydas gimdo pyktį, įtūžį ir kerštą. Bus bėda. Dėl to kai kurios šeimos skiriasi. Negali ištverti pavydo scenų tokių baisių, kurios kartais gali kainuoti negi gyvybę žmogui. Kad suprast truputėlį apie pavydą, yra tokia istorija. Istorija apie pavydą. Kartą sumanė gyvatė sugauti drugelį ir ėmė jį persekioti. Tiesiog paskui bando ją pagauti. Baimė suteikė drugelių jėgų. Jisai skrido aukštai, paskui vėl leidosi, vėl aukštai ir galiausiai jisai pavargo, tas drugelis nutupė ant gėlės. Nes nebeturėjo jėgų skristi. Gyvatė taip pat sustojo ir ruošėsi pulti. Bet drugelis paklausė, ar aš galėčiau prieš žūtį savo užduoti tau kelis klausimus. Na, gyvatė sako, paprastai savo aukai aš neleidžiu šnekėti ir manipuliuoti manimi. Bet aš palaikysiu, kad tai yra paskutinis tavo noras. Kalbėk, klausk tuos klausimus. Šnipštelėjo gyvatė. Taigi drugelis paklausė, tu valgai drugelius? Nevalgau. O ką aš tau blogo padariau? Aš kažką blogo padariau? Ne. Tai kodėl tu nori mane pražudyti? Nekenčiu stebėti, kaip tu plasnoji. Aš negaliu to matyti, kaip tu plasnoji. Aš šliaužiuoju, o tu plasnoji. Aš noriu tai praryti už tai. Moralė. Labai dažnai mes pykstame, nekenčiame vienas kito, linkime blogo ir net nesusimastome, kodėl. O juk priežastis dažniausiai glūdi mumise.
Tai reikia pažvelgti į savo širdį ir tuomet mes galėsime pamatyti tą gyvatę, pavydo gyvatę, kur yra viena iš žmogaus neapykantos priežasčių. Bet tu turi kažką tokio, dėl to aš tau gelsiu. Skaudinsiu tave, pulsiu tave, nes aš neturiu to, ką tu turi. Žinoma, tu nieko negali padaryti, jeigu tu esi drugelis. Ką tu gali padaryti, jeigu tu esi drugelis, o tas žmogus yra gyvatė? Nu, tugi nenori tapti irgi gyvatė. Tu esi tas, koks esi, ir jeigu Dievas tave palaimina, tau sekasi, tu panaudoji tos savo gebėjimus, talentus, jo garbė, žmonių palaimai, žmonių geroviai, o kitas pavydė, kas tau dėl to? Tu būk savimi tokiu, kokiu Dievas tave padarė. Bet jeigu kažkas iš mūsų esame gyvatė, susimastykime. Pagalvokime, ištirkime save. Stenkimės nesikabinėti. Aš suprantu, jūsų nuoširdumas labai puikus, nes girdžiu, kad kažkas sako, aš gyvatė esu. Gerai, pirmas žingsnis yra, žinokit, labai geras pripažinti. Tai yra labai gerai. Bet žinote, pasakysiu tai, kad Biblijoje pasakyta, kad ne visada buvo žalčiai gyvatės šliaužiojančios. Šliaužiojančios tapo tada, kaip Dievas prakeikė gyvatę. Sako, dabar šliaužiusi. Bet kažkada buvo skraidantis, jie turėjo sparnus gyvatės, kaip drugeliai. Taigi, jeigu tu šiandien jautiesi gyvatę, bet tu gali būti skraidantis irgi, kad tau sektųsi ir globotų Dievas tave. Taigi, Apaštalų darbų knygoje ten parašyta 7 skyriuje Stepanas pasakoja istoriją, kad Juozapo broliai pardavė Juozapą pirkliams iš pavydo. Jie matė jame drugelį, nes jis skraidė ir buvo laimingas tėvo glėbyje, o jie skraidyti negalėjo, todėl ir pavydėjo. Taigi 37 skyrius toliau, paskaitykime nuo 12 iki 14 eilutės. Kartą, kai broliai buvo nuvarę tėvo kaimenę ganytis prie Sichemo, Izraelis tarė Juozapui, tavo broliai, kaip žinai, gano prie Sichemo. Taip. Pasiruošk, siųsiu tave pas juos. Pasiruošęs, atsakė Juozapas. Izraelis tada paliepė jam. Juozapai, nueik ir sužinok, kaip laikosi tavo broliai, kaip sekasi kaimeniai ir parnešk man žinių. Taip jis išsiuntė jį iš Hebrono slėnio. Juozapas pasiekė Sichemą. Aš norėčiau jūs paklausti, kodėl dabar parūpo Izraeliui, kaip sekasi jo sūnums ganyti avis prie Sichemo. Kodėl taip staiga? Juk žinote, Sichemas tai kaip nuo Kėdainių, Hebronas yra kaip Kėdainiai, įsivaizduokite, kur gyveno Juozapas su savo šeima, su tėvu. O Sichemas yra kur Šiauliai, apie 100 kilometrų. Šiauliai. Ir dabar sako tėvas, tavo broliai gano avis prie Šiaulių. Pasiruoški kelionė, mielasis, papasakosi, kaip sekasi. Jiems, kaip sekasi kaimeniai. Ir sugrįžęs man pasakysi. Tada automobilių nebuvo, nes ką ten, 1,5 valandos iki Šiaulių, nuvažiuoji, sužinai situaciją, žiūronus pasiimi, stebi, žiūronų irgi nebuvo. Ar ne? Ir turėsi dar grįžti. Taigi, o ten teko ilgiau keliauti. Taigi ir keliavo Juozapas. Bet kodėl Sichemas? Kodėl tas prie Sichemo sako? Ką tai reiškia? Čia, žinokite, vietovardžius irgi skaitydami atkreipkite dėmesį vietovardžius. Ką reiškia Izraeliui Sichemas? Ne, ten tragedijos miestas. Tame mieste buvo išprivartauta jo duktė. Tame mieste jo sūnus surengė egzekuciją. Apipjaustė tuos, kurie buvo atsakingi už Dinos išprivartavimą, nors jie jau norėjo priimti į žmonas. Bet apipjaustė juos, sako, neva apsipjaustykite, jeigu norit gauti mūsų duktę, mūsų seserį. Savo žmonas nori gauti, turi apsipjaustyti tu ir visi kiti tavo giminaičiai.
Tada įrodysite, kad jūs tikrai norite po to įvykio mūsų dukrą, mūsų seserį pasimti pas save. A, jie turėjo planą, broliai. Kad kokie apsipjausius paprastai kelios dienos, tai yra tas pats, kas dantis išrauti tau. Kelios dienos tau tiesiog, skauda. Visas galva, žandikulis, viskas skauda. Ir tu negali normaliai dirbti ir kažką veikti. O čia apipjausto, kaip žydus. Ir dabar raštas sako, kad jie kentėjo kelias dienas tos skausmus, tai kol jie kentėjo, broliai atėjo, įsitraukė kardus ir pradėjo skersti tos vyrus, kurie buvo, tiesiog susijęs su visu tuo. Jokūbas, Izraelis, su savo visa šeima turėjo išsikelti iš to vietovės, nes visas miestas bijojo ir bjauriųjų laikė Izraelį. Ir visą jo šeimą turėjo išsikelti. Ir dabar jis atsikėlė į Hebroną, nemažai metų ten pragyveno ir dabar nutarė jo sūnus eiti ganyti avių prie Sichemo, ten, kur buvo tas visas dalykas. Ir dabar sako, klausyk, nueik tu ten pasižiūrėk. Mano širdžiai bus ramiau. Kas ten vyksta? Ar viskas ten gerai? Ar nebus vėl skerdynės kažkokios? Ar niekas nenukentės? Ar nebus kerštas kažkoks iš Sichemo žmonių? Nueik pasižiūrėk, ar galvijams, ar tiems gyvuliams viskas gerai. Taip ir padarė Juozapas. Ir nukeliavo. Taigi 18 eilutė parašyta, o šis pastebėjo jį iš tolo ir pirma, negu jis prie jų priartėjo, ėmė tartis jį nužudyti. Akivaizdu yra, kad broliai nebuvo trumparegiai. Jie nebuvo trumparegiai ir neturėjo žiūronų, bet jie iš tolo pamatė ir įsivaizduokit, o kaip atpažino jį? Jo, spalvotais rūbais. Niekas tokį neturi. Šis spalvotas rūbas yra privilegijuotas. Kai jisai eina, visi stebi ir žino, šitas jaunuolis yra labai gerbiamas. Taigi jie pamatė, ateina spalvotas. Čia ne ta prasme, bet ateina, spalvotai, apsirengęs. Ir jie turėjo laiko pasvarstyti apie žmogžudystės, pasitarti. Jūs tik įsivaizduokite, broliai ėmė tartis nužudyti savo brolį, to pačio tėvo, nors skirtingos motinos. Tai yra baisus dalykas. Kaip ir sakau, šeimoje būna taip, kada, mėlėjai, šeimoje yra tokios pavydos scenos, muštynės. Tu pasižiūrėjai į tą vyrą, paukšt, ar ne? Tu mano žaislą paėmėjai, su žaislu paukšt. Nueina į kiemą, pradeda kalbėti apie savo brolį, arba savo seserį, arba savo tėvus, tavo tėvai geresni negu man ir taip toliau. Iš pavydo. Ir, žinot, pavydas labai blogas dalykas. Taigi, jie turėjo laiko pasitarti, kaip Juozapą nužudyti. Nedorų minčių turėtojams nėra malonu, kai kas nors tave moko, perspėja, bando sustabdyti nuo laisvesnio gyvenimo būdo. Niekada niekam nėra malonu, žinokite, jeigu tu gyveni laisvą gyvenimo būdą, tiesiog lauži Dievo įstatymus, elgiesi nekrikščioniškai, veidmainiauja ir niekam nemalonu, kai kažkas ateina ir tau sako, broli, sesė, negražu taip yra. Negera. Negerai tu elgiesi prieš Dievą. Tai nuodėminga yra. Ir patikėkite, jums bus strėlės susmeigtos. Niekam nepatinka, kad kažkas nurodinėja man. Niekam. Ypač jeigu aš noriu elgtis, kaip aš noriu elgtis. Taigi žodis tartis, kai jie sako, ėmė tartis, hebrajiškas toks terminas nakal, yra pavartotas dar 3 kartus Senam testamente, skaičių knygoje kalba kaip apie apgaulę, psalmių knygoje kaip apie klastą ir Malachio knygoje kaip apie melagystės. Taigi tas žodis, jie ir apgaulė, klasta, melagystės, tas tarimasis, toks Taip, jo. Gerai, paskaitykime 37 skyrių, dabar 21-22 eilutės, prašau. Žiūrėkime, ką sako pirmagimis Izraelio sūnus.
Bet Rubenas tai išgirdęs stengėsi išgelbėti iš jų rankų ir sakė, neatimkime jam gyvybės. Rubenas kalbėjo jiems, nepraliekite kraujo, įmeskite jį į aną duobę dykumoje, bet patys rankos prieš jį nekelkite. Jis norėjo jį išgelbėti iš jų rankų ir sugrąžinti tėvui. O štai čia yra vyresniojo brolio sindromas. Jis ėmėsi iniciatyvos valdyti situaciją. Rubenas. Rubenas buvo pirmgimis, iš Lėjos. Taigi jisai, nors jis motina kita yra, Jozapas buvo nuo Rachelės. Ir Rubenas, jisai žinojo, kad matė, kaip Jozapo motina konkuravo su savo seserimi, tai yra su Rubeno mama dėl Jozapo. Ir matė ten tos visas dramas. Jis galėjo pasakyti, nemėgstu Jozapo dėl motinos jo, kurį gadino ir mano mamai gyvenimą. Jinai atimdavo Jokūbą, tą Izraelį, į savo guolį parsivesdavo, o mano mama būdavo viena namuose ir verkdavo. Kaip jinai buvo niekinama. Kaip Jokūbas glostydavo Rachelį veidą, apkabinės buvo, o mano mama verkdavo ir ilgėdavosi švelnių glamonių. Ir Rubenas galėjo pasakyti, užmuškit jį, tą Jozapą, jis man primena Rachelę. Ne. Asmenės ambicijas turi pasilikti kažkur kitur. Jisai gal jaučiasi truputį ir kaltas Rubenas prieš savo tėvą. Kuom jis buvo nusikaltęs Rubenui? Rubenas kuom buvo nusikaltęs savo tėvui? Atsimenat? Su tarnaitė mamos. Nes kuri miegojo su jo tėvu ir pagimdė jam vaikų. Taigi Rubenas permiegojo, galima sakyti, su tarnaitė, kuri priklausė tėvui, kaip sugulovė tėvo. Ir taip užtraukė gėdą savo tėvui, negarbę, ar ne? Taigi jis tą dalyką buvo padaręs, bet ir matote, gal jis jautėsi kaltas kažkiek tai, bet vis dėlto jis yra vyriausias brolis. Žino, kad jis yra atsakingas. Ir jis sako, stengiasi išgelbėti. Ir tas žodis išgelbėti, nacal, hebrajiškas žodis nacal. Ir dažnai yra siejamas su dievišku įsikišimu gelbėti Biblijoje. Dažniausiai siejamas su dievišku įsikišimu. Tai galima sakyti, kad čia Dievo dvasia ėmė kalbėti į Rubeno širdį, gelbėti Juozapą, nes broliai tikrai nužudyti nori. Taigi matote, kai mūsų gyvenime atrodo beviltiška situacija, kažkas kažkam planuoja, kažkas mums kažką blogą padaryti, o mes to nežinome. Tai žinokite, kai tu nežinai, kad kažkas tai rengia prieš tave blogą, žinokite, kad Dievas jis sustoja ir Dievas dirba tenai, kur rengiamas sąmokslas prieš tave. Jis tikrai ieškos būdų, kaip nuraminti, kaip nukreipti kelią to blogio nuo mūsų, kad mums nepakenktų taip stipriai. Taigi, dėkokime Dievui už tai. Dievas gelbės kiekvieną, kuris nekaltas ir eina jo keliu. Dabar toliau, 37 skyrius, 23-24 eilutė. Taigi, kai Juozapas atėjo pas brolius, jie atėmė iš jo apdarą, kai žinoma, kuris labiausiai akis badė, žinoma, atėmė. Tapuošnį apdarą su rankovėmis, kurio buvo apsivilkęs, o jį patį įmetė į vandens duobę. Duobė buvo tuščia, vandens joje nebuvo. Pastebėkite, jie įmetė jį nuvilkę tą drabužį. Juozapo statusą nuvilko. Dabar tu neprivilegijuotas, dabar tu duobėje esi. Nesistebėk, kad net jei esi nekaltas, tu gali netekti karjeros galimybės, statuso, privilegijų, atsidurti duobėje, nors tu nekaltas. Aš tikiu, kad yra kalėjime žmonių, kurie yra tikrai nekalti. Per klaidą jie yra. Arba kažkas tiesiog juos ten pasodino. Aš tikiu, kad yra motinos, kurios neteko savo vaikų vien todėl, kad tėvai labai įtakingi yra, gudrus, piniguoti ir padarė taip, kad vaikai pas jį augtų, o ne pas motiną. Manau, tikrai yra daug labai neteisybės. Manau, kad yra neteisybės ir gydymo įstaigose, kur negydo tinkamai, bet žmonės miršta anksčiau laiko gydymo įstaigose.
Taigi kiti valgys, linksminsis, juokaus, o tu būsi duobėje. Bet ką tu darai? Aš tikiu, kad Juozapas tuo metu meldėsi duobėje, būdamas. Kalbėjosi su Dievu. Ir štai kaip Dievas ima veikti. Pradžios knyga 37 skyrius nuo 25 iki 28 eilutės. Jie susėdo valgyti. Žvalgydamėsi pamatė ateinantį iš Gileado Izmaelitų karavaną su sakais, balzamo ir kvapiaisiais syvais apkrautais kupranugariais keliaujantį į Egiptą. Tuomet Judas tarė savo broliams. Judas buvo 4 sūnus Izraelio. Čia išlėjus. Kokia mums nauda, jei nužudome savo brolį ir nuslėpėme jo kraują? Įsivaizduokite jo klausimas. Kokia mums nauda, jeigu mes nužudome ir nuslėpėme tai? Jo geriau pasipelnykime. Ir įsivaizduokite, Jėzus gimė Judo giminėje. Judo va šito žmogaus palikuonis buvo Jėzus. Štai Jėzaus gyvenimo linija, genealogijos medis, koksai buvo. Taigi, eime, verčiau parduokime jį Izmaelitams. Nekelkime rankos prieš jį, nes jis juk mūsų brolis, mūsų pačių kūnas. Pradėjo sąžinę kažko griaužti, ar ne? Broliai jo paklausė. Štai keletas midjaniečių pirklių ėjo pro šalį. Jie ištraukė Juozapą iš duobės ir pardavė Izmaelitams už 20 sidabrinių, o tie nusivedė Juozapą į Egiptą. Midjaniečiai tai kilę iš Midjano, tai yra iš Abromo žmonos Ketūros sūnaus. Iš Abromo irgi kilties Midjanas, iš jo kilo ta kiltis. Taigi jie buvo susėti su Abromu. Izmaelitas iš Hagaros buvo kilęs. Taigi čia vis tiek jie visi susėti buvo su Abromu. Taigi jie pardavė už 20 šekelių, už tiesiog tuometinę vergo kainą. Na ir paskaitykime pabaigai paskutinius žodžius iš Biblijos. 37 skyrius nuo 31 iki 34 eilutės. Tuomet jie paėmė Juozapą puošnųjį apdarą, papjovė ožiuką ir pamirkė tą apdarą jo kraujyje. Puošnųjį ilgomis rankovėmis apdarą nuneždino tėvui, sakydami, mes radome jį, prašome pasižiūrėti, ar tai tavo sūnaus apdaras ar ne. Tėvas pažino ir tarė, mano sūnaus apdaras, plėšrų žvėrys jį prarijo. Juozapas tikrai žvėries sudraskytas. Tuomet Jokūbas persiplėšė drabužius, apsijuosė ašutinę ir raudojo sūnaus daug dienų. Matote pradžios knygoje 37 skyriuje, čia kur mes skaitėme, pačiai pradžioje, ar ne, Izraelis, tas Jokūbas, buvo be galo laimingas. Jis toks laimingas, kad turi mylimą sūnų. Net siūdamas jam rūbus, jisai taip džiaugiasi, o pabaigoje skyriaus jisai verkia ir raudoja gedulas jam. Kaip ir mūsų gyvenimo knygoje yra ištraukų laimingų, yra ištraukų liūdnų mūsų knygoje gyvenimo. Bet su kiekviena ištrauka iš tavo gyvenimo yra ir Dievas. Kokie du dalykai supykdė Juozapo brolius? Prisimenate? Kokie du dalykai supykdė? Konkrečiai. Ne apie emocijas, bet supykdė. Rūbas, ar ne? Ir sapnas, teisingai, Rebekutė. Dailus Juozapo rūbas, kurį jam jo tėvas Izraelis pasiuvo, ir tie du sapnai, kurios papasakojo Juozapas savo broliams ir tėvui. Neva tu čia mums valdysimus, kaip tam sapne. Broliai galėjo nuvilti mėlyjei apdarą, o jį parduoti, Juozapą, bet negalėjo atimti iš jo sapnų ir jų reikšmės, nes tai buvo duota kieno? Dievo. Mėlyjei, kas duota žmonių, mes galime prarasti. Dėl to Jėzus ir sako, kraukitės lobius ten, kur nei kandis, nei rūdis neėda. Bet kas duota Dievo, visa tai išsipildys. Per vargus, bet išsipildys ir neš malonius vaisius. Juozapo istorija šiandien nesibaigia. Ir tik pagalvokite, kokia būtų tragedija jaunam vaikinukui, 17 metų, tikinčiam vaikui, kur
pardavė į vergyją, į Egiptą išvežė. Ir to baigtus istorija. Ir prasidėtų kitos istorijos. Prasidėtų visiškai. Ir visiškai neminėtų jau Jozapo. Ir neaišku, kaip ten gavosi, greičiausiai prirakintas ir gyveno kaip vergas. Bet ne, tuo istorija, mėlyjei, nesibaigė. Būtų liūdna istorija, jei taip ir baigtųsi. Jozapą pardavė ir išvežė į Egiptą, nežinia, kaip susiklosti jo gyvenimas, o tėvas Širdgėloje mirė, Rubenas taip ir nesužinojo, kad jo broliai pardavė jį, nes Rubenas to nežinojo, nes paskui jisai grįžo ir sako, žiūrėkit, jau Jozapo nebėra duobėj. Tikrai nebėra jau, nes niekas jam nepasakė, nes bijojo, kad vyresnis brolis imsis atsakomybės spręsti reikalą ir parvesti sūnų iš Egipto, nes pasakyta, kad jis norėjo parvesti jį pas tėvą. Taigi, istorija to nesibaigė, ji turi pabaigą ir dar kokią pabaigą Jozapo. Jūsų istorija šiandien dar nesibaigė, kokia šiandien ji yra. Jūsų laukia taip pat istorijos pabaiga, o kokia ji bus? Mes sužinosime, kokia Jozapo istorijos pabaiga per tas keletą kartų, kai susitiksim, bet kokia jūsų istorijos pabaiga bus. Viskas priklausys nuo jūsų ištikimybės Dievui, nes Dievas jūs labai myli. Amen.